kurių pernai pranešimų mes neturėjome, tai Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas, tai rodo, kad mūsų Čia 1994 m. birželio 21-ąją Alberto Zalatoriaus sukviesti į Pasaulio lituanistų bendrijos steigiamąjį suvažiavimą rinkos Lietuvos ir išeivijos lituanistai. Profesoriaus žodžiai lituanistų organizacijos vėliavoje buvo įrašyti svarbiausi tikslai arba jo šūkiai. Naujausius mokslo metodus į lituanistinius tyrinėjimus. Didinti lituanistikos vertę, patiems pajusti savo lituanistinės veiklos prasmę. Derinti vyresniųjų lituanistų išmintį su jaunųjų drąsa ir entuziazmu. Pabėgo kažką. Ar keistis? Nu tai gerai, nu tai mes kiti klausimai. Pirmininkas pavaduotojas. Vėl ir vėl, dar 7 kartus pasaulio lituanistai rinkosi ir diskutavo šioje agoroje. Auditorijoje skambėjo žymiausių lituanistų profesorius bendraminčių balsai. Joje kaupta mokslinės kritikos įtampa, joje sklandė išminties ir tolerancijos dvasia. Čia mokslas nebuvo painiojama su politika, nesivelta į asmeninės ambicijas, nežiūrėta vienas į kitą pro partinius ar ideologinius sakinius. Net po karščiausių diskusijų čia buvo liekama bičiuliais. Septintojoje lituanistikos fakulteto rūmų auditorijoje profesorius skaitė lietuvių literatūros proceso paskaitas. Jam rūpėjo patys plačiausi humanistikos barai. 1992 metais Albertas Zalatorius sakė, laikas nėra palankus humanitariniai dvasiai. Ta dar labiau jaučia mokykla, kuri desperatiškai mėgina keistis. Bet mano supratimu pasikeis tik tada, kai į klasę ateis kitaip parengti mokytojai. Mokytojus parengs tik atsinaujinusi profesūra, o iš kur jos paimti? Išeivijos pagalba žinoma gaivus gurkšnis, bet tik gurkšnis, vadinasi, ratas užsidaro. Stengiamės jį perplėšti, priimdami į katedrą jaunesnių žmonių, tikėdamės iš jų kitokio požiūrio į literatūrą ir kitokio bendravimo su studentais. Lituanistika tarp konjunktūros ir politikos girnų, praeitis ir dabartis. Tai būtų, taip sakant, kiek lituanistika prispaudžia tie dalykai, kiek lituanistika yra su jais susijusi. Pavyzdžiui, negalėjo būti nesusijusi 19 amžiaus mūsų tautinio judėjimo, kiek ji turėtų būti susijusi ir taip toliau. Tai tokia. Šiltos ir net su ugnele būta profesoriaus Zalatoriaus ir jo studentų draugystės. Išliko nufilmuotų kadrų profesorius tarp studentų ir dėstytojų aktų salėje. Ir pagaliau profesorius Zalatorius. Aš per seminarus, teksto analizės, sakydavau, kad yra toks skaičius 3, kurį aš visada save pagaunu, kai rašau, tai visada kažkodėl 3 kartus ką pakartoju. Tai yra tas mitinis skaičius, kuris jūs persekioja. Tai aš 3 daiktus noriu pasakyti. Pirma, man buvo pasiutiškai malonu vėl pamatyti jūs. Tokio malonumo aš seniai bebuvau. Pamatyti jūsų veidus čia, tik ką rodos matytus ir kažkodėl keistai užmirštus. Ir pamatyti ir prisiminti visus tuos seminarus, prisiminti, sakysim, kad,
kai visiškai įklimpsim į visokias scholastikas, tai paims Sandra, sėdinti visada pirmame suole, ir išgelbės. Arba prisiminti, kaip eini į teksto analizės seminarą ir galvoji. Anoj grupiai buvo Kęstutis. Šiandien bus Kęstutis. Ateini Kęstutis eini. Ir galvoju, kad šitokie žmonės yra jau tokie literatūros fanatikai. Ir jeigu jau jie taip daro, kur reikia ateiti į vieną seminarą, ateina į 5, tai tada jau ima kažkoks džiaugsmas. Aš žinodavau, jeigu grupė tylės, tai aš vis tiek bėdą man išgelbės Dalia. Ji paims ir pradės, ir visi irgi dairosi į ją, ar jį pradės. Žodžiu, aš šiandien buvau užplūstas nepaprastai daug gražių prisiminimų ir aš norėčiau visų jūsų vardus išvardinti ir pasakyti, bet dėja aš visų neatsimenu. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, čia aš buvau keletą kartų paminėtas su to smuikininku ir Gariūnais, tai aš noriu pasakyti tik vieną dalyką, kad mano karta ir mūsų čia visų dėstytojų karta turbūt taip jau ir nugrosim. O jums aš pavydžiu. Jūs, man atrodo, ir smuiku iš pradžių pagrosit, o paskui šalia savo smuiko jūs taip pat turėsit BMW, kaip tie turi jį, kurie niekados neturės smuiko. Aš nelinkiu atsitikti. Na ir trečias, dėl humoro čia visi komentavo paveikslus, tai man atrodo, kad taip, šitas paveikslas tai yra studento kruvina siela prieš egzaminą. Šitas paveikslas yra laisva studento siela po egzamino. O šitas paveikslas yra studentas nešantis gyvenimo kryžių. Be abejonės, ši 7 auditorija tik viena iš daugelio stotelių mūsų žymaus lituanistikos keleivio, Lietuvos mokslo akademijos Vinco Krėvės, nacionalinės ir kitų premijų laureato, Vilniaus pedagoginio universiteto profesoriaus Alberto Zalatoriaus kelyje.